Tai šitas dalykėlis jau yra pas mane ir dabar kartu ir jį patestuosim. Iš tikrųjų, aš jau bandžiau jį uždėti pirštais ir man nelabai gerai pavyko. Nežinau, kaip šitai mergaitai tai pavyksta gražiai jį išskaidyti. Šito produktą man tai nepavyksta, bet čia yra iš Douglo skystieji šešėliai akių. Ir spalva yra ta pati, gold, ir šiaip ant rankos, labai graži spalva, pažiūrėkit. Ir atrodo labai lengvai blendinasi, bet man taip nepavyksta, aš nežinau. Akės kažkokios kitokios, arba žodžiu nežinau. Tai aš darau su šepetėliu, bet noriu jums parodyti šiaip, kaip atrodo šitas dalykas, nes jį galima naudoti ir kaip highlighterį. Pavyzdžiui, op. Ir čia uždėti labai gražiai ir tada labai gražiai spindi. Ir dabar bandysim uždėti kaip šešėlį. Tai aš paimu ant šepetėlio. Pirmą kartą, kai dariau, tai kažkokiais išvis plemais nuėjo, kai su pirštu dariau, su šepetėliu šiek tiek geriau viskas vyksta ir gražiau atrodo. Tai aš pabiškė, tai dabar va čia, atrodo iš arčiau. Nublizga tikrai nerealiai. Ir spalva, sakau, labai graži yra. Tai aš dar čia ir dar va čia galima uždėti. Šiaip aš galvoju, kad galima gal kaip ir lūpdažį. Nu, ne lūpdažį, o tipo blizgį. Dabar visą spindėsiu. 10 eurų kainuoja šitas dalykėlis. Pasakykit, kaip jums, ar čia gražu, ar čia jau biškį too much.